naudojamas. Kasa nustoju dirbti, 6 valandą pavalgau, 3 valandą pradedu sėdėti lovoje ir kinkuoti, nes nevirškina, viskas lipa lauk, būsena tragiška. Per mėnesį susitvarkė. Ir buvo tokia sutinusi, nors nevalgiau, labai mažai te valgiau. Tiesiog, jeigu ten porą šimtų gramų, ko norintis, ar 300 gramų, ko suvalgai, o viskas esi sutinęs, kaip koks paršas liktai valgytumi, tai jūs įsivaizduojat, kokia turėjo būti būsena. Po mėnesio naudojimo FOHAL produkcija pasitaisė apetitas, nebepykinu širdies, nustoju rėmuo praėjo, nebenaudoju nesteroidinių, kuriuos naudojo pastoviai kiekvieną dieną nuo 96 metų. Sumažėjo cukraus parodymai iš 8,7 į 6,3. Skrandį susitvarkė omeprazoliu, atidaviau sūnui kitam, kuris dar FOHAL nelabai ten nori naudoti. Ir kaip sakiau, nuo daugelių ligų įsigydžiau, bet susirgau kitą ligą, kalbėjimo apie FOHAL produkciją. Kerpame šuniukus, visiems klientams atėjus, pasakoju. Aš manau, kad kurią dieną bus, turėjo ir šiandien atvažiuoti, bet bus žmonių, kurie ateis čia, prie mūsų visų, aš jau sakau, prie mūsų dalyti, prie jūsų, kaip sako, kaip į vieną šeimą, nes jie jau išbando ir patys skambina, net po kelių dienų skambina ir dėkoja, sako, stebuklai, ar gali tai būti. Paskutinis va dabar produkcijos poveikis man, diržas. Vyras susirgo, atkrito po gripo ir sūnai, aišku, prineša ir malkų, bet va tai pritrūko, galvoju, nueis parsinešiu. O kadangi stuburas yra visas suėstas, tai man iš karto išvarža nuo vieno krepšelio. Ir taip, kad kojų nebeįkėliau į lovą. Nu ką, vėl movalis, vėl diklakas. Tam momentui, labai trumpam, reikia kojas kelti į lovą, žaibuoja, liktai jau praėjo, tragedija. Užsidėjau diržą, taip kaip senovė moteris gorsetą, jam ir krūtinę pakėlus aukštai, nes viršutiniai dalyje. Ir išbuvau nuo ryto iki vakaro. Po tos dienos dar taip atsargiai, ją vakarį, kai gulti nusiėmiau, dar taip atsargiai galvoju, kad kas čia bus. Savaitę laiko aš jokius išvaržas nebejaučiu. Taip, kad ačiū jums visiems, kad jūs esate, ačiū dalyti jums labai, kad organizuojat, kad supažindinat žmonės, nes tikrai tereikia žmonėms tik žinoti ir jie ateis. Kaip teisingai sakot, pristatymas. Ačiū jums visiems.